Kaip internetu užpildyti prašymą šeimos kortelei gauti? Prašymą šeimos kortelei gauti internetu užpildysite tinklalapyje www.spis.lt, pasirinkę skiltį gyventojams. Prie sistemos junkitės jums patogiausiu būdu – per elektroninę bankininkystę su elektroniniu arba mobiliuoju parašu. Pirmą kartą atsidarę asmeninę spis.lt paskyrą, patvirtinkite, kad sutinkate su privatumo taisyklėmis. Jeigu nesutinkate, elektroninio prašymo pateikti nepavyks. Raštu užpildytą prašymą galėsite siųsti paštu arba pateikti atvykę į socialinių paslaugų priežiūros departamentą adresu Vivulskio gatvė 13 Vilnius, 3 aukštas. Įveskite savo elektroninio pašto adresą, kuriuo gausite pranešimus apie prašymo nagrinėjimą. Jei norite gauti žinutes į savo elektroninio pašto dėžutę, nurodykite savo elektroninio pašto adresą. Jei jo neįrašysite, visus pranešimus gausite tik SPIS paskyroje, skiltyje Gauti pranešimai. Nurodykite telefono numerį. Pažymėkite, kad pageidaujate, jog sistema suformuotų preliminarų prašymą šeimos kortelei gauti. Įsaugokite duomenis. Įveskite kodą, kurį gausite nurodytų elektroninio pašto adresu. Jeigu spis.lt paslaugomis naudojotės anksčiau, tiesiog prisijunkite prie asmeninės paskyros. Primename, kad paskyroje esamus duomenis galite tikslinti arba įrašyti naujus. Atlikę šiuos veiksmus, galite pradėti šeimos kortelės užsakymą. Tai padarysite paspaudę Naujas prašymas. Atsivėrus prašymų sąrašui pasirinkite šeimos kortelę ir spauskite Toliau. Susipažinkite su pranešimu. Šeimos kortelę gali gauti gausios ir negalią turinčius vaikus auginančios bei prižiūrinčios šeimos. Negalią turintys vaikai gali būti įvairaus amžiaus ir turi gyventi kartu su tėvais. Paspaudus pildyti prašymą, šeimos sudėties lentelėje automatiškai bus išvardyti šeimos nariai. Duomenys apie šeimos narius gaunami iš gyventojų registro ir gali būti tikslinami. Kiti šeimos nariai turintys teisę naudotis kortele gali būti pridedami savarankiškai. Kaip pildyti lentelę, nurodyta puslapio viršuje. Jei į lentelę norite įrašyti suaugusį žmogų, rinkitės pridėti asmenį. Jei nepilnametį, pridėti vaiką. Jei savo šeimoje globojate nepilnametį, jį reikia įrašyti į šeimos sudėtį spaudžiant pridėti vaiką. Neužmirškite nurodyti, kad tai yra vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa. Atkreipkite dėmesį, kad į sąrašą galite įrašyti vaikus iki 24 metų, bet tik tuo atveju, jeigu jie nėra susituokę ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją profesinėje mokykloje ar studijuoja universitete pagal nuolatinės studijų formos programą. Taip pat tėvų prižiūrimus ir slaugomus pilnamečius turinčius negalią, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kartu su tėvais. Įsitikinkite, ar informacija teisinga. Patikslinti duomenis apie šeimos narius galite ir tuo atveju, jeigu sistema klaidingai rodo, kad neturite teisės į šeimos kortelę. Pastebėję, kad lentelėje nėra visų šeimos narių galinčių naudotis kortele, sąrašą papildykite. Svarbi informacija apie gyvenamąją vietą. Jeigu jūsų faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota, o kortelę norėsite gauti nedeklaruotos gyvenamosios vietos adresu, įveskite adresą, kur šiuo metu gyvena jūsų šeima. Būtinai įsaugokite pakeitimus ir spauskite Toliau. Kitame lange atsivers visų šeimos narių vardai ir pavardės. Dėmesingai patikrinkite šeimos narių sąrašą, nes asmenys, prie kurių bus pažymėtos varnelės, bus nurodyti ant šeimos kortelės ir jie galės naudotis jos suteikiamomis naudomis. Jeigu norite pašalinti asmenį iš sąrašo, varnelę galite nuimti. Jeigu vaikas mokosi, būtų pravartu įrašyti ugdymo įstaigą. Pažymėkite, jeigu asmuo turi negalią. Taip pat nurodykite, kokia jūsų šeima – gausi ar prižiūrinti negalią turinti vaiką. Turite pasirinkti, ar kreipėtės dėl šeimos kortelės išdavimo pirmą kartą, ar prašėte naujos, nes pametėte anksčiau išduotą kortelę, ar pageidaujate antros ar paskesnės kortelės. Atkreipiame dėmesį, jog šeimai išduodama viena nemokama kortelė, bet ant kortelės nurodyti šeimos nariai gali turėti savo asmenines šeimos korteles už papildomą mokestį. Vienu metu galima užsakyti tik vieną antrą ar paskesnę kortelę. Pateikę prašymą, kad jums būtų išduota papildoma kortelė, gausite pranešimą, jog reikia susimokėti už kortelės gamybą ir siuntimą. Pranešime bus nurodyta sąskaita, kur pervesti pinigus. Sumokėję mokestį gausite patvirtinimą, kad papildoma kortelė yra gaminama. Pasirinkite, kokiu adresu norėtumėte gauti kortelę – į deklaruotą ar į faktinę gyvenamąją vietą.
Papildomoje informacijoje pažymėkite, kokiu būdu pageidaujate gauti informaciją apie paramą ir teikiamas paslaugas. Į jūsų asmeninę paskyrą nurodytų elektroniniu paštu. Taip pat nurodykite, kokiu būdu pageidaujate gauti informaciją apie priimtus sprendimus po šeimos kortelės užsakymo. Deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresų informacija siunčiama tik tuomet, jei paskyroje nurodytas elektroninio pašto adresas. Spauskite Įsaugoti. Patvirtinkite, kad prašyme nurodyta informacija yra teisinga ir pateikite prašymą. Prašymą patvirtinus ir jūsų šeimai traukus į šeimos kortelės gavėjų sąrašą, kortelė bus pagaminta ir registruotų paštu išsiųsta jūsų nurodytų adresų per 30 darbo dienų.